Labas rytas žvejai. Aš vėl prie vandens telkinio. Ruošiuosi žvejybai. Tik šiandien jau iš valties, nes užteks nuo kranto vaikščioti. Kažkaip nelabai paskutinį kartą patiko, kai radau ant savęs vieną vaikščiančią erkę, vieną įsisiurbusią. Tai žymiai patogiau iš valties žuvauti be jokių rizikų. Šiandien bandysiu dar vis tik gaudyti ešerius, nes iki lydekų draudimo pabaigos dar liko porą dienelių. Tai šiandien pasiėmiau spiningėlius 3 aviždrebiui, kitą iki 5 gramų ir kitą iki 12 gramų. Žiūrėsiu pagal rodmenis, ką gaudysiu, ar aviždrebiu, ar bandysiu ešerius. Žvejybos bėgyje matysis. Susidėti viską, susikrauti ir išeiti ramu, nei vienos bangelės, rytas, saulutė teka, pasaka, o ne oras jau ir atšilę. Reikės kurią dieną ir auksinių karosų pasėdėti, pabandyti, pagaudyti. Paukščiukai taip čiulba. Na, jau senokai buvau išplaukęs. Pasiilgau žvejybos iš valtelės. Įsidėti akumuliatorių, pasiimti meškeres, susidėlioti viską ir pradėti žvejybai. Žvejo nei vieno, kol kas aišku. Pasibaigs lydekų draudimas, tai čia prie kiekvieno ežero nebus vietos, kur mašinai pasistatyti su priekaba. Reiks dar pavargt paieškot. Bet laukiu lydekų draudimo pabaigos. Smagu lydekas pagaudyti irgi. Vandenio tai šiemet daug. Rodo ir vaikų sentų žemynas aš čia. Baigsis mano žvejyba. Gylio yra. Iš pradžio su irklais pairkluoti. O po to pasijungsim varikliuką elektrinį. Ežeras kaip baliūdas. Ramus, paukščiukai tik keli plaukioja. Ką užteks plaukti. Na ką, iš pradžių pasiplaukiosim, paieškosim žuvų susibūrimo, ar rasim kažką tokio, o tada bandysim žuvauti. Ramybė apsidairyt, gal kur netyčia pamatysim
paviršiai kokias aukšlės ar judant ar kokį mailiuką, kad išduotų, kur yra tikimybės, kad gali būti ešeriai. Iš pradžių daug laiko negaišim. Kažkur ten pabandysim ten, jeigu rasim susibūrimą, rasim, nerasim. Aišku, krantuose kol kas nelabai noriu bandyti, nežinau, kad bus lydekų krūvos. Tai pakrantus masalus bandysiu iš karto nuo gilesnių vietų tikrint. Aišku, jeigu nieko giliau nerasim jokių žuvų, tai tada nenori neišvengsim ir priekrantės pereit. Turiu, bet neaišku ką. Ateina šoną, jau greičiausiai. Ja. Nenukaldo. Susirūsti. Žuvelė, bet įtariu reikės bėgti iš čia, nes kaip tik metimas ir ėjimas lygiai tokias pats. Tai ne ešerio. Kaip metimas, taip lydekaitė. Pataugiu ešerių paieškos. Pataugiu ešerių paieškos. Nu da, metinėlį, jeigu tas pats, nežinau, jeigu čia taip, pabandysim, dar paieškosim, gal, bet nelabai įmanoma bus ešerių ir ieškoti. Vėl kibo. Masalą, manau. Ja, atrodo.
Traukė masalą ir yra vėl. Kaip metimas, taip kibimas. Kaip metimas, taip, bet ne to, ko reikia. Ešeriuko aiškiau. Bet svarbu pirmas. Kelis kartus stukterėjo, tada jau rijo. Iš pradžių įdėsim iki pūro, po to žiūrėsim, paleisim. Gal tokias ne per didžiausias. Bet pirmas, kaip pirmas tai ir smagu. Nes jau galvojau bėgt, nes ant tiek lydekai tai skimba, kad neįmanoma plauti. Pirmą pagalvojau ant Keitecho Steam Impacto, tokio su blizgučiais. 1 colio. Dar yra iš to pačio intaro, įdomu, ar lydeka, ar... Ne, jau dėja. Dėja, ne ešeriuko. Pirmu metimu buvo ešeriukas, antru metimu jau šitą gama ešeriukas irgi. Išsprūdo iš ranko. Nežinau, ką čia daryti iš to vandens telkinio. Kaip tos lydekaitės skamba, kad ar įmanoma bus ešerių normaliai ir paieškoti. Va klausimas. Pirmu metimu viskas reikia perrišti, nes jau pažeidė valą. Nu čia už poros dienų tai bus valtelė. Aišku ir kips. Net nebejoju, kad kips. Jau net nesimato po neršimo jokių
kai būna apsikandžia, žaizdelių, viskas, tai jau turi pilnumoji būti pakilę. Žvaunu su 0,3 gramų čiburašką užsidėjęs. Nu va, pirmas metimas ešerys. Ešeriukas, galima sakyti. Antras metimas lydeka. Žiūrėsim, ką trečias metimas duos, ar duos kažką. Tikėkimės, kad kažkas ir trečio metimo, bet jau norėčiau ešerį labiau. Pravedimą jau darau kaip aktyviai žuviai. Čia be šokdinimo, nieko. Vienas pasukimas, duodu kristi į dugną. Jau. Pažiūrėsiu, jeigu gausiu stuksenimų, gal tada užsidėsiu kokį ir vapalą ir pabandysiu pašokdint, kitaip, padrebint. Nu va, trečias metimas turbūt bus tuščias. Taip, trečias metimas tuščias. Va, matau, kad antras bus ešeriukas, jo, iš to pačio taško. Radau va tokių ne per didžiausių aš jų. Visai smagu, va, po biškį kibinėja. Žiūrom dar, ar bus kažkas, ar nebus. Bet kol kas nedidžiuliai ešeriukai. Kol kas nedidžiuliai. Nu bet vis tiek, žiūrėk, mažiukai, gal kokius ir didžiulis bus. Masalo labai nenoriu didintis, bet žinau, kad čia tinka didesni masalai ešeriams. Bet už pasididinus tai čia iš vis lydekų per lydekas nepažuvausi. Ne. Vienas iš vienos pusės užkibo, kitas iš kitos pusės. Faktas, kad jų čia turi būti daugiau. Ešeriukai jau ploni irgi, manau, tikrai išneršia. Aišku, dydis kol kas nėra didžiulis, maži. O, kibimas buvo. Oi, tikrai ešerio padrebinimas. Nu va, radau aš čia jų kažkiek tai. Įdomu. Užsidėjęs plasmasiuką tą, kad guminukas nečiuožinėtų, nes kaitechas tai iš vis žiauru, jeigu nesilaiko. Jau be plasmasiuko tai neįmanoma iš vis būtų gaudyti. Reikėjo šitą tašką užsidėti echolate. Gal dabar ir padarysiu. Nustačiau echolate taškelį, jeigu nuplauksiu ar kažkas, kad atsirinkčiau vėl iš tą patį tašką. Arba gal grįšiu, pabandysiu didesnių paieškoti ešerių, jei nerasiu, tada čionai parplauksim ir pabandysim.
Šiaip tai va dabar čia nedidžiulis gylis, 4,5 metro. Vandens temperatūra paviršiai 9,4 laipsnio. Jau paviršinis vanduo pašildytas. O va, antrą kartą nestukterėjo. Nieko. Pakeitaliosi masalą, svarbiausiai, kad pastukseno, žinau, kad jų dar yra. Bandysim kažką kitą uždėti. Dar trečias ešeraitis, bet visi tokie panašus. Per didžiuliai. Iš karto paleisdinėsiu, nes jau tuos iš kibiro paleidau. Iš karto šitą paleidžiam. Žiūrom, gal būrelis čia šitoj vietoj. Pavadį užsidėjau fluorokarbono 0,4, nes neįmanoma su plonesnio. Jau baigiu masalas, karabinas ir 3 gramų čiburaškas. Kažką vėl turim, bet 99%, kad aišku kas. Jo, pasiteisino 100%. O, gera nors, pati atsikabina. Nu ką, pasišerti, gal rytoj atvažiuosiu kartais pasėdėti. Gal pabandysiu, gal kokias lynukas jau pakėlęs bus. Koks gražus saulėlydis. Ką, žvejybą baigiu. Pagavau šiandien 3 ešeriukus. Lydekų be galo, be krašto. Praktiškai nukramti visas 3-4 gramų čiburaškas. Na jo, gal jau buvau užsidėjęs fluorokarboną 0,4. Turbūt dar ešeriams nesu tokio buvęs uždėjęs. Nu, bet nieko nepadarys. Tai būčiau likęs išvis be masalų. Nu ką, iki sekančio.